sakė vienas žymus politikas, negalima lyginti, bet palyginkime. Prisimenate, nors ir dabar iš tikrųjų yra tas pats, kai Remigijus Žemaitaitis yra pripažintas, jo pareiškimai yra pripažinti antisemitiniais, už žalio raštuko citavimą. Bet visa jo partija, visi Tėvynės sąjunga vadina šitą partiją antisemitinė. Dėl to. O reiškia dabar, kai jau ne tai, kad yra kažkokie gal, negal, Kazys Starkevičius prisipažino, kad ėmė kyšį. Ir nieks jų partijos nevadina kažkokia korumpuota, atvirkščiai vertina visiškai kaip vieną atskirą. O dabar po to, kai jis prisipažino, tai iš vis tokie pareina balsai, kad šaunuolis, didvyris toks iš tikrųjų ryžtingai pasielgė. Nežinau, kažkoks dvigubi standartai. Ir pastebėjote, kad iš tikrųjų, kad žiniasklaida buvo pasiruošusi šitam dalykui. Net interviu iš ko imt buvo pasiruošta ir tie žmonės irgi Starkevičiaus šitą poelgį vadina kaip labai garbingą, kažkokį pasmerkimą net viena kalba. Tai štai jums ir paaiškinimas, kad gyvename tokioj dvigubų standartų realybėje, kur ką reikia, tą bandys išteisinti. Nesakau, kad išteisins, bet bandys išteisinti. O tą, ką reikia suvaryti, tą ir suvarys.